Taip, tai sveiki susirinkę į smulkiųjų projektavimo įmonių asociacijos organizuojamus kvalifikacijos kėlimo kursus architektams. Aš dar užtildau, dar priimu daugiau dalyvių. Matau, vis dar jungiasi. Taip, aš šiandien pavaduosiu Vytautą Anužį, esu Justė Balčiūtė, bet seminaro struktūra išlieka ta pati. Tai, kad Vytautą aš pavaduoju, taip, dar matau besijungiančių. Taip, turėsime du pranešėjus. Įmonė Kingspan atstovaus pranešėjas Marius Kačinauskas. Jis ir pradės šitą seminarą. Ir 3 valandą mes turėsime Gelan atstovą pranešėją Giedrių Mastavičių. Dar priemu naujus žmonės. Taip, palaukite sekundėlę. Taip, nepamirškite seminaro pabaigoje turėsite užpildyti apklausos formą. Nepamirškite aktyvaus dalyvavimo, rašykite klausimus, galėsite ir gyvai užduoti klausimus pranešėjams. Gerai, tai dar priimu naujų žmonių ir galime turbūt pradėti, Mariau, jeigu jūs girdite. Ir aš jums galiu suteikti galimybę šėrintis jau skaidrės tavo. Taip, Mariau, girdite mane? Taip, mane girdite? Taip, dabar girdžiu labai gerai ir turėtumėt jau galimybę šėrinti savo skaidrės. Va, labai gerai matome. Jūs garsą užsižymėjot, kad būtų galimybė leisti, ar ne? Taip, ar viskas tvarkoj? Taip. Ir dar Nesvibruoja? dabar aš matau, kad dar su tais nautais yra vaizdas, tai jūs turėtumėt padaryti tą, kaip mes su display settingais pradžioje bandėme daryti, kad nematytume jūsų tų paraštukių. Taip, Va, dabar gerai. dabar labai gerai. Gerai, tai tada aš pasitraukiu ir jums užleidžiu vietą. Gerai, sėkmės. Ačiū. Sveiki dar kartą visi, esu Marius Kačinauskas ir šiandieną norėtume pristatyti Kingspan įmonę, dar kartą, kas nežino, ir šios dienos būtų tema ir koncentracija į moderniasias izoliacinės medžiagas. Kingspanas yra didelė pasaulinė įmonė, turbūt geriausiai žinoma iš mūsų veiklų, tai daugiasluoksnės sandwich panelės, bet šiandien konkrečiai norėčiau pasišnekėti apie mano dalį, mano atstovaujamą dalį, tai yra pačios izoliacinės medžiagos, izoliacinės šiltinimo medžiagos. Kokias šiandieną tradicinės medžiagas žinome ir kokias naudojame savo pastatuose? Tai be abejo putplasčiai, gerai žinomas EPS, XPS, įvairios vatos, taip pat galime rasti ir biogeninių medžiagų nišiniams projektams, bei daugelis įvairių pučiamų poliuretaninių medžiagų ir panašiai. Keičiasi pasaulis ir besikeičiant pasaulyje atsiranda nauji reglamentai, naujos įvairovės, ir čia mes galime pasakyti, kad dviejų vienodų pastatų sunkiai jau berandame. Tai reiškia, kad kiekvienas pastatas atsiranda su naujovėm, su išskirtiniais reikalavimais, ir čia mums vieno sprendimo kaip ir nepakanka. Tad Kingspan gamykla gamina įvairias izoliacinės medžiagas, todėl jas susikvalifikavo į tam tikras grupės. Tai pradėkime nuo to, kad Kingspanas gamina biogeninės medžiagas, apie kurias šiandieną nešnekėsime. Taip pat gaminame tas pačias tradicinės medžiagas, jums gerai pažįstamas, kaip akmens vatą, putplasčius ir mineralinės vatas. Ir yra trečioji dalis, tai būtent modernizuotosios medžiagos, kitaip mes gamintojai jas vadiname super medžiagomis. Ir tai yra medžiagos, į šią grupę patenka visos, kurių šiluminis laidumo koeficientas yra žemesnis negu 0,03.
jeigu matysite pagal skaidrę, pagal grafą, čia yra būtent PIR gaminiai, kurie jau prasideda nuo 22 lambdos, fenolis, alfa core šiandien pristatysiu, vakuuminės panelės, kurios top 0,007 lambda. Ir visos šitos medžiagos pasižymi ne tik šilumos laidumo koeficiento išskirtinumu, bet jos taip pat užtikrina pastatams papildomos erdvės galimybės. Jos visos turi aukštesnės priešgaisrinės klasės negu mūsų minėti putplasčiai ir panašiai. Taip pat medžiagos yra orientuotos į sandarumą, todėl prisideda prie tvarumo bei CO2 dujų mažinimo išleidžiamų iš pastatų. Ir be abejo, medžiagos yra perdirbamos, kas užtikrina vadinamą žiediškumo ekonomiką. Taigi, pagrindiniai moderniųjų izoliacijų, pagrindinės moderniosios izoliacijos Kingspane būtų šios. Tai viena iš pagrindinių, tai yra fenolio putų plokštės. Šių plokščių pagrindinės savybės yra, kaip ir minėjau, šilumos laidumo koeficientas 0,021, ugnies atsparumo klasę įvairiose sistemose galime pasiekti iki BS1D0, nors pačios medžiagos kaip plokštė yra C degumo klasės. Ir taip pat fenolio putų plokštės pasižymi mažu atsparumo vandens garams. Jos miu siekia iki 35. Dažniausiai fenolio medžiagos, fenolio plokštės yra naudojamas fasaduose, tokios kaip vadinamuose fasaduose, tinkuojamėse fasaduose. Taip pat galime rasti ir projektų, kur yra su trisluoksnio betono sienom atlikta. Retai, bet galbūt daugiau Skandinavijos šalyse, Lietuvoje rečiau yra naudojami šlaitiniuose stoguose, taip pat karkasinėse namuose. Be abejo, šitas medžiagas galima naudoti tiek grindim, tiek vidaus sienų apšilimui. Sekantis mūsų gaminys, galbūt plačiau paplitęs tiek mūsų krašte, tiek bendrai, tai yra būtent PIR izoliacinės medžiagos, kurių Kingspanas pagrindinės savybės pateikia kaip ta pati šilumos lambda 0,022. Deja, priešgaisrinės klasės jau čia mes turime E degumo klasę, bet gaminys yra visiškai, tiksliau, jo padengimas yra nelaidus garams ir drėgmei, pasižymė aukšto gniuždymo stiprio, tai yra iki 150 kPa, yra be galo lengvas ir Kingspanas gamina taip pat nuolydžius skirtus plokštiems stogams nuolydžiams formuoti. Taigi pagal savybės Kingspanas ir išskiria kelias pagrindinės sritis, kurias dažniausiai naudojame, tai būtent plokšti stogai, tai yra stogo terasos, balkonai, ir kadangi gaminys pasižymė nelaidumų garams ir atsparumo drėgmei, puikiai tinka drėgnoms patalpoms, tokioms kaip pirtys, saunos ir panašiai. Taip pat, kaip ir kitos izoliacinės medžiagos, jas galima naudoti šlaitiniams stogams, medžio karkasuose, grindise ir taip pat trisluoksnėse betono sienose. Kingspanas turi ir kelis išskirtinius gaminius, kur nėra taip dažnai panaudojami plačiai pastatuose, bet yra tam tikros konstrukcinės detalės, kur labai gelbsti tiek konstruktoriams, architektams įgyvendinti vieną ar kitą sprendimą. Vienas iš jų tai yra vakuuminės panelės, vakuuminės plokštės, kurių pagrindinės savybės būtų ir išskirtinumas būtų ta pati lambda. Čia mes jau siekiame 0,007, tai netgi 3,5 karto šilumos laidumo koeficientas yra žemesnis
negu prieš tai minėtų medžiagų, arba vos ne 5 kartus skiriasi nuo tradicinių medžiagų, tokios kaip vatos ar putplasčiai. Taip pat gniuždymas yra 150 kPa, tad puikiai tinka plokštumoms izoliuoti, tokioms kaip balkonams, terasams. Taigi, būtent šį gaminį mes dažnai naudojame ten, kur yra išskirtinai mažos galimybės įsiplėsti arba naudoti storesnės medžiagas ir kai yra ribinis aukštis. Taigi, kaip ir minėjau, terasos, grindys, tie patys plokšti stogai. Ir sekantis šių metų gaminys, kurį Kingspanas prijungė prie savo grupės, tai būtent Alpha Core šiluminės izoliacinės plokštės. Tai yra silicio plokštės, kurių išskirtinės savybės būtent būtų ta pati 20,02 lambda, bet čia mes jau turime A2S1 degumo klasę. Tai yra priešgaisrinis gaminys, priešgaisrinės plokštės, jos yra pilnai hidrofobinės, tai yra atstumia ir nesugeria drėgmės, bei pasižymi labai mažu vandens garų pralaidumu, tai yra jomių siekia vos 5. Ir taip šitas medžiagas mes drąsiai galime naudoti vėdinamuose fasaduose, ten, kur yra reikalavimai, aukštesni priešgaisriniai reikalavimai. Taip pat užpildė nišą, ko anksčiau nelabai turėjome, tai yra galimybės panaudoti ir izoliuoti efektyviai aliuminio fasado kasetės, bei taip pat 3 sluoksnių betonų sienose ir panašiai. Taigi, kur šias medžiagas mes taikom? Kaip ir minėjau, pirminėse skaidrėse, tai ir matėte, tai yra fasadai, aliuminio fasadų kasetės, stogai, ar tai būtų plokšti ar šlaitiniai, bei izoliacija iš vidaus arba mediniai karkasai. Jeigu trumpai, tai pradėkime nuo vėdinamų karkasų. Mes turime 3 medžiagas ir jas skirstome pagal priešgaisrinės klases. Tai kaip ir matote, tai būtų nuo A2 klasės naujiena, kurią pristatinėjame Alpha Core, tada vidutinė klasė, kuri dažnai naudojama viešuosiuose pastatuose, tai reikalavimas yra iki BS3 gaminiai, pas mus atitinka ir BS1, bei privačioje statyboje arba užsienio rinkoje pilnai užtenkančios C degumo klasės fasadams, taip pat Kulterm K15 gaminys. Alpha Core A2 degumo klasės gaminiai dažniausiai būtų naudojami visuomeninėse pastatuose, būtent prie vėdinamų fasadų sistemų. Tai, kaip ir minėjau, gaminys yra pilnai hidrofobinis, pagamintas iš silicio, yra įvilktas į tam tikrą stiklo pluošto audinį, kuris leidžia išlaikyti formą, bet gaminys yra pjaustomas, suduriamas, klijuojamas specialiomis juostomis, taip pat jį galima smaigstyti smeigiamis, jis nepraranda savo techninių savybių. Plokštės yra gan nedidelis ir patogiai naudoti, tai kaip ir matote yra 1,60 cm ir būtent atitinkančios reikalavimus, kurias galima kelti izoliaciniam medžiagom. Vėdinami fasadai B ir C degumo klasės. Mes turime vieną gaminį, pavadinimu Kulterm K15, paskui tik tais pasirenkama, kokia priešgaisrinė klasė reikalinga, B ir C. Ir jeigu mes kalbame apie B degumo klasės, medžiaga yra dengta specialia grafitinė danga, tai tam, kad būtų lengviau suprasti, kuri pusė yra priešgaisrinė arba liepsnai atspari, tai yra juodoji pusė išorėje ir pasižymė būtent BS1 degumo klase ir 21 lambda.
C degumo klasės gaminys, yra vėl tų pačių matmenų, C degumo klasės, lambda mes vėl turim 21, tačiau jisai jau yra paprasta perforuota folija. Perfuravimas pas mus yra naudojamas tam, kad medžiaga tiek pro save, tiek iš savęs leistų išsigaruoti pertekliniai drėgmei. Kaip ir minėjau, fenolio gaminiai yra laidūs garams. Sistemos fasadinės irgi skirstomės pagal jų dažniausiai svorį arba pateikimą. Tai sunkesniems fasadams dažniausiai tai būna viešieji pastatai, dažniausiai naudojamos aliuminio profilių konstrukcijos. Kai matome kairiai pusėje juodai padengtas BS1 degumo klasės gaminys. Ir čia mes turime aliuminio karkasą su L profiliais, būtent tam, kad atlaikytų sunkesnio svorio apdailinį fasadą. Sunkesnį svorį mes jau kalbame virš 35 kg. O dešinėje pusėje mes matome tą patį tvirtinimo sistemą, tai yra daugiau karkasinė sistema, kai nenaudojame profilio, bet patį karkasą tvirtame ant izoliacinės medžiagos, murvinimis kiaurai tvirtinant į mūrą. Ir čia daugiau tada kalbame apie mažą aukštę statybą ir lengvus fasadus, tokie kaip mediena, cidralis ir panašiai. Jeigu apie pačią vadinamą sistemos dalį, jinai niekuo nesiskiria nuo standartinių medžiagų įrengimo, kai mes turime karkasą, fasado apdailą, tą patį oro tarpą bei izoliacinę medžiagą. Visą tai tvirtinama prie nešančiosios konstrukcijos. Be abejo, reikia visą laiką irgi atsižvelgti į tas pačias montavimo šalčio tiltų montavimo taisyklės, ir jeigu mes naudojame tam tikrus profilius, tai dažnai reikia vertinti ir koeficientą būtent šalčio nuostolių. Tai čia viskas priklauso nuo pasirinkamo tvirtinamo profilio. Kaip pavyzdys, priklausomai nuo profilio, mes turime ir skirtingų šalčio tiltus. Vieni iš paskutinių didesnių projektų, kur buvo atlikti kartu su Kingspano izoliaciniam medžiagom plokštėm, tai būtent buvo profiliai turintis nulinį šalčio tiltą. Ir čia mes matome, kad su 20 cm izoliacinės medžiagos mes puikiai pasiekėme U vertę 0,1. Kas reiškia, kad su standartiniam medžiagom mes ko ne dvigubai didesnį storį turėtumėm turėti, arba naudoti irgi ilgesnius, brangesnius profilius. Taip pat ir naujos statybos, tiek renovacijos statybos naudoja šios medžiagas dėl jų išskirtinų savybių. Su tinkuojamais fasadais yra daug paprasčiau, viskas primena šiek tiek darbą su putpločiais. Sistemoje, kaip ir minėjau, fenolio putų plokštės pasiekiama klasė yra BS1 D0. Ir tai yra bene dvigubai efektyvesnis sprendimas lyginant su tradiciniam izoliaciniam medžiagom. Šiai dienai sistemos partneriai pas mus Lietuvoje yra Weberis, Caperolis ir Cerezitas, taip pat yra ir nišiniai tokie kaip Što partneriai. Plokštės pasižymi būtent tą pačią 21 lambda. Laidumas garams, kaip ir minėjau, išlieka iki 35 miu, čia labai priklauso nuo santykinės drėgmės. Tai visos plokštės yra lygiais kraštais, padengtos stiklo plokštų iš abiejų pusių ir yra nedidelių matmenų, tai yra iki pusės kvadrato, 1,20 × 40.
visa sistema sudaro standartiniai sluoksniai, tokie kaip kliejimo mišinys, tada be abejo pati plokštė, stiklo pluošto tinklelis, armavimo mišinys ir tada pasirinkamas tinkas dekoras. Iki 18 metų daugelis partnerių turėjo ir klinkerio plytelių sistemas su fenoliu, pasikeitus STR reikalavimams, išklasifikavus, daugelis jų iki šiol neatsinaujino nieko, tai reikėtų konkrečiai derinti su plytelių tiekėjais arba mišinių atstovais, bet vienas iš partnerių, tai daugiau Kaparolis, šiai dienai turi jau sertifikuotą sistemą būtent su Meldorfer kvarcinėmis plytelėmis. Sekantis vienas iš plačiau irgi naudojimo sprendimų su moderniosiamis izoliacinėmis medžiagomis, tai yra trisluoksnės betono konstrukcijos. Ir čia vėl mes turime 3 gaminius, tai vėl tas pats Alpha-Core A degumo priešgaisriniai klasiai, fenolis su C degumo klase, bei standartiniai PIR gaminiai, kuriems betono konstrukcijos užtenka F degumo klasės reikalavimų. Čia izoliacinės medžiagos Alpha-Core, kur mes jau galime naudoti be jo apvalkalo, be stiklo pluoštų dangos, tai yra tiesiog silicio plokštės, kurios yra įliejamos tarp betono sluoksnio, jų šiluminės savybės nuo to nenukenčia ir priešgaisrinė klasė taip pat išlieka A2 klasės. Fenolio putų plokštės jau vis dažniau ir dažniau naudojamas ir Lietuvoje betono mazgose, trisluoksnėse, bet vis dėlto tai dažniau šiai dienai kone 80% visų užsakymų, tai yra gaminiai, kurie išvyksta į Skandinavijos šalis bei į vakarų Europą. Bet mūsų betono mazgai jau šią medžiagą gerai pažįsta ir dažnai naudoja. Ir be abejo, tai yra elementarus PIR gaminys, PIR plokštės, kurios taip pat su 22 lambda užtikrina galimybės suploninti konstrukcijas ir naudoti plonesnes sienas, būtent trisluoksnio betono detalėse. Čia mes be išskirtinės dangos PIRO, kai įprasta, kad yra folija, naudojame popieriaus laminatą arba tiesiog popierių, tam, kad nebūtų cheminių reakcijų tarp skysto betono, šlapio betono ir metalizuotų paviršių. Todėl naudojama būtent speciali danga. Taip, kaip ir minėjau, užpildėm nišą skirtą būtent aliuminio kasetėms. Deja, nei fenolio, nei PIR gaminių negalima buvo naudoti uždarose kasetėse, būtent dėl jų darbinės temperatūros, ir vienas ir kitas gaminys atitikdavo iki 70 laipsnių darbinę temperatūrą, kas stikliniuose fasaduose dažnai sukeldavo arba galėdavo sukelti grėsmę gaminio deformacijai. Jis galėdavo lenktis, keisti savo matmenis ir vienaip kitaip pažeisti vientisumą. Tai su Alpha-Core gaminiais mes neturime bėdų, kaip ir minėjau, tai yra aukštos temperatūros atlaikantis gaminys, drąsiai virš 100 laipsnių temperatūros, jis nekeis savo formų, nedesiformuos ir jam nereikės vienaip ar kitaip rasti kokį tai vėdinimo kanalą drėgmei šalinti arba pačiam išsigaruoti. Taigi su šitais pačiais modernizuotais gaminiais pereiname prie
sekančių konstrukcijų, tai būtent plokščių stogų. Ir kaip ir minėjau, Kingspanas yra pasirinkęs strategiją, kad būtent plokštinėms stogam mes orientuojamės tik tais į PIR gaminius. Ir čia mes turime grupę gaminių. Tai vienas iš pagrindinių plačiai naudojamų tai yra Therma TR26, paprastas lygios plokštės padengtos iš abiejų pusių folija, 22 lempos, užtikrantis 150 kPa gniuždymą. Sekantis gaminys tai būtų TR20 arba TR24, priklausomai nuo dangos galutinės, kurią mes norime naudoti. Ir jeigu mes norime naudoti bitumą, būtent šitos plokštės yra dengiamas vietoj folijos bituminiu paviršiumi. Jeigu pastebėjote, tai taip, skirtumas gaminių su folija ir gaminių su bitumu įtakoja būtent lambda. Jeigu mes pasirenkame gaminį be folijos, o tai galėtų būti stiklo pluoštas arba bituminė danga, mes iš karto prarandame dalį lambdos ir čia mes jau turime nuo 25 iki 27 lambdos priklausomai nuo gaminio storio. Taip pat plokštuminėse stogose arba plokštumose mes dažnai panaudojame ir vakuuminės panelės Optimer. Dažnai jos būna miksuojamos su vienu ar kitu izoliaciniu sprendimu, bet taip tai yra vienas iš plokštuminių stogų sprendimų. Labai trumpai ir greitai, jeigu kalbame apie standartinės plokštės, jos gali būti kelių standartinių matmenų, tai yra 1,20 ant 60 arba 1,20 ant 2,40. Didesniem projektam atsižvelgiame į užsakovo lūkesčius ir galima pagaminti plokštės netgi iki 6 metrų ilgio ir dėja 1,20 m pločio. Šitie gaminiai būtent ir pasižymi tą 22 lambdą bei aukštų gniuždymo lygių, tai yra nuo 120 iki 150 kPa. Identiški gaminiai yra su bituminė danga. Jie gali būti su bituminė danga iš abiejų pusių arba tiesiog bituminė danga iš vienos pusės. O vakuuminės panelės plokštės, mūsų vadinamos Optimer plokštėmis, kaip matote, yra iki 7 skirtingų matmenų, tai yra nuo 1,20 m iki 60 m ir mažiausia plokštė yra 30 ant 30 cm. Šita matmenų įvairovė būtent padeda sudėlioti arba vienaip kitaip paskirstyti plokštės per visą plokštumą. Pati plokštė pati iš savęs jau išduoda, kad jinai yra vakuuminė, tai reiškia pati plokštė viduje neturi visiškai oro, yra oras ištrauktas, dėl to jinai negali būti pjaustoma, badoma arba kitaip mechaniškai pažeidžiama. Todėl būtent matmenų įvairovė leidžia išsidėlioti maksimaliai plokštumą ją užpildžius. Ir šios plokštės storiai yra nuo 2 cm iki 5 cm standartiniai storiai. Taigi būtent šios plokštės išskirtinumas tai būtų lambda 0,007. Šias plokštės skirstome ir pagal tvirtinimus, tai standartiškai aliuminis padengimas plokštės mums leidžia naudoti tik tais mechaninį tvirtinimą, tai reiškia PVC membranos tvirtinimas mechaniniais kaiščiais, tiek į perforuotą lakštą, tiek į betono konstrukcijas. Jeigu mes turime bituminius padengimus, čia mes jau turime įvairovę, kur galime plokštę klijuoti
šaltais poliuretano klijais arba karštų bitumu. Tai kokie būtų būtent pranašumai naudojant PIR plokštės ir vakuuminės plokštės plokštumosios stoguose. Tai pirmas be abejo storis ir mes matome pagal skirtingus gaminius, pagal skirtingus sprendimus. Jeigu imame atsparos tašką, tarkim, U vertę 15, mes matome, kad skirtingi sprendimai mums leidžia pasirinkti ir skirtingus storius. Tai naudojant standartinės medžiagos, tarkim, kurių lambdas yra ties 36, 0,036, vidutiniškai mums reikia apie 250 mm storio izoliacinės medžiagos. Jeigu mes tiesiog keičiame į PIR gaminius, mes jau išlošiame 10 cm aukščio. Jeigu mes pasirenkame tiesiog vakuuminės panelės, mes matome, kad mes 5 kartais, kaip ir minėjau, galime sumažinti storį arba miksuoti vakuuminės panelės su kita izoliacinė medžiaga ir turėti kažkokius tarpinius storius. Bet taip, čia mums jau atsiranda gama rinktis ir vertinti pastato aukštingumą, norą išlošti atitinkamos erdvės ir varijuoti vieną ar kitą sprendimą. Tai būtent išskirtinumai storiai. Taip pat išskirtinis dalykas yra apkrovas. Šiai dienai vis dažniau ir dažniau pas mus atsiranda papildomų įrenginių, saulės elementų ir kitų svorių. Tai būtent gniuždymas mums padeda įgyventi vienus ir kitus sprendimus. Kaip ir minėjau, nuo 120 iki 150 kPa. Sekantis, tai būtų būtent atsparumas drėgmei ir sandarumas garams. Mes užtikriname sandarumą iš išorės, užtikriname garų nepralaidumą iš vidaus ir jeigu netgi vienoje ar kitoje vietoje mes turime dūrio taškus ar kažkokį nesandarų padengimą, pati plokštė neleidžia prasiskverbti kiaurai pro ją garams. Tai būtent matome pavyzdžius, kas galėtų nutikti naudojant standartinės medžiagas, kaip vata, jeigu nėra užtikrinamas sandarumas arba atsitinka vienoks ar kitoks avarinis nuotykis. Taip pat svarbu žinoti, kad naudojant šias modernes izoliacinės medžiagas kaip PIR, mums visiškai nereikia vėdinti tada stogų. Jeigu montuojant PVC ir bituminių stogų hidroizoliaciją, mums nebereikalingi aeratoriai, mums nebereikia vėdinamų kanalų. Taigi, kaip ir minėjau, PIR plokščių mums vėdinti nebereikia. Ir paskutinis, bet ne vienintelis privalumas, tai būtų būtent stogų apkrovos. Dažnai apkrovos perskaičiuojamos, jeigu mes kalbame apie perforuotus metalo lakštus ir parinkinėjame būtent metalo storį, čia gali turėti įtaką pasirenkant vieną ar kitą izoliacinį sprendimą. Kaip pavyzdys, priklausomai nuo vatos klasės, vatos svoris į kubą gali siekti netgi iki 100 kg, ko kaip pavyzdys PIR izoliacinės plokštės svoris į kubą yra ties 30 kg. Tai yra, lyginant kubą su kubu, mes kalbame apie 3 kartus skirtumą tarp svorių. Jeigu lyginsime su šiluminiam savybėm ir vertinsim būtent U vertes, mes matome, kad svorį galime sumažinti netgi iki 5 kartų. Taigi, svoris irgi gali turėti įtakos vienam ar kitam sprendimui, ieškant optimizavimo arba taupimo. Vienu žodžiu, jau buvau užsiminęs, kad plokštės PIR irgi gaminamos su nuolydžiais. Ir taip,
Kingspanas turi būtent termotaperet vadinamas plokštės, kurios pramoniniu būdu yra pagaminamos jau su nuolydžiu, skirtas būtent plokštiems stogams ar terasoms. Pačios plokštės yra 1,20 m ant 1,20 m kvadratinės plokštės su nuolydžiu į vieną pusę. Standartinės PIR plokštės su folija turime netgi iki 4 nuolydžių. Tai yra 10, 15, 20, 25 mm nuolydį per plokštę. Jeigu kalbame, kad mums reikalingas būtent bitumo sprendimas, taip pat yra sprendimai su bituminiam plokštėm. Niekas nesiskiria, matmenys yra 1,20 m ant 1,20 m, dėja šiems sprendimam turime tik kelis nuolydžius procentaliai, tai yra 10 ir 20 mm nuolydį per plokštę. Ir taip pat reikėtų atsižvelgti, kad šitas sluoksnis bus su šiluminiam savybėm, kai lambda jau yra nuo 25 iki 27. Ką mes pasiekėme su nuolydžiais formuojama plokštė? Taigi vienas iš sprendimų tai yra, kai nuolydis formuojamas būtent su smėlio pagalba arba kitų medžiagų pagalba. Ir pirmoje dalyje mes matome patį aukščiausią tašką, tai yra, kai U15 pasiekti, mums reikia netgi aukščiausiam taške apie 45 cm. Sekantis žingsnis būtų tas pats nuolydis formuojamas su smėlio ar betono pagrindu ir naudojamas tiesiog PIR plokštės be nuolydžių. Mes jau matome, kad apie 10 cm galėtumėm sutaupyti tik pakeičiant izoliacinę medžiagą. Ir trečias žingsnelis tai jau būtų tada, kai nuolydis yra pakeičiamas į tą pačią izoliacinę medžiagą, tai yra pilnai suformuotas sprendimas su PIR plokšte. Ir čia mes jau turime kone 20-25 cm skirtumą nuo pirminio sprendimo. Mes pilnai atliekame projektavimą, būtent tas projektavimas tai yra plokščių išdėstymas pagal schemas, pagal jūsų pateiktus nuolydžio kryptis, storius ar kažkokius kitus reikalavimus. Pilnai yra išdėstymas atsižvelgiant į stoglankius, vandens surinkimo kanalus, aukštingumo reikalavimus ir visus kitus jūsų išvardintus kriterijus. Taigi, pagal tokią schemą rangovas, gavęs brėžinius, gali vertintis plokščių išdėstymo vietas, jų aukštingumus ir mes matome pagal tai, kad yra žemiausias taškas, yra aukščiausias taškas ir vidutinė vertė. Taigi, kaip ir minėjau, vos vidutiniškai su 21 cm mes pasiekėme U vertę lygią 0,1. Tam, kad mes atliktumėm pagalbą tiek jums, tiek rangovams, viso, ko mums reikia, tiesiog projekto. Geriausia būtų DVG formate, kur būtų pažymėti nuolydžiai, laipsniai, atitinkamai žinoti reikiamą pasiekti U vertę. Jeigu yra kriterijai su minimaliu arba maksimaliu aukščio tašku, taip pat būtų gerai žinoti, bei stogo konstrukcijos ir dangas. To mums užtenka, kad galėtumėm parinkti tinkamas plokštes ir išdėstyti pagal jūsų poreikius. Jei kalbame apie šlaitinius stogus, čia mes vadovavomės viena iš pagrindinių taisyklių. Tai
pačias PIR plokštės mes naudojame tarp medienos karkaso, iš vidaus ant karkaso, tarp karkaso ir iš vidaus, virš karkaso ir iš lauko ir tarp karkaso ir iš lauko. Čia šitų 5 žingsnių taisyklai vienas pagrindinis akcentas yra, kad svarbiausia vengti iš abiejų pusių uždengtos medienos, tam, kad mediena galėtų išleisti pro save drėgmę. O kaip ją susidėliosim, tai čia viskas priklauso iš pastato, priklauso nuo pastato aukštingumo galimybių, vidaus erdvių ir kitų niuansų. Šitoje vietoje, jeigu visą laiką kiltų vienas ar kitas klausimas iš techninės pusės, kaip geriau padaryti, arba ar galima ar negalima daryti, visą laiką galite kreiptis į mus ir mūsų specialistai pabandys vienaip ar kitaip jums pagelbėti, pateikiant tiek detalės, tiek atsakymus į jūsų klausimus. Ir taip pat svarbu atsiminti, kad jeigu taip kalbėti, Lietuvoje labai dažnai naudojamas miksuotas sprendimas, kai PIR plokštės yra naudojamas iš vidaus grinai po karkasu, tai reiškia, kai karkasinėje dalyje būna užpildas dažniausiai vata ir iš apačios PIR plokštė naudojama kaip papildomas izoliacinis šaltinis bei garo barjeras. Taip, būtent PIR plokštės su folija, jos atstoja ir garo barjerą, kurį užtikrina aliminizuotas folijos padengimas per visą plokštę. Jeigu mes kalbame tai, kad noras būtų naudoti aukštesnės priešgaisrinės klasės gaminius stoguose, tai jau būtų fenolio putų plokštės, bet jos kaip ir vata yra laidžios garams ir čia mes jau turėtumėme papildomai naudoti ir garų barjerą. Taigi termoplokštės didelės, 1,20 m × 2,40 m su 22 lambda leidžia įgyvendinti sprendimus taupant erdvę. Yra keli gaminiai, nors ir tai sprendimai nėra populiarūs, bet vis dažniau vienose ar kitose renovacijose pasitaiko poreikis apšilinti papildomus sluoksnius iš vidaus ir čia mes turime 2 gaminius. Tai taip pat fenolio putų plokštės, kurios yra padengtos su gipso plokštės iš vidaus ir taip pat yra PIR gaminys, kuris yra taip pat dengtas gipso plokštė. Pagrindiniai jų skirtumai tai būtų, kad fenolio gaminys, kadangi jis yra laidus garams, jis gali būti plačiau naudojamas vidaus konstrukcijose. Čia mes turime ir platesnį storio asortimentą. Tai reiškia, patį gaminį gaminame nuo 2 cm storio iki 10 cm storio, nevertinant gipso. Tai reiškia praktiškai 10-12 cm storį galime naudoti izoliacinę medžiagą apšilinant iš vidaus. Ir išlaikant būtent 21 lambdą. Jeigu kalbame apie PIR gaminį, kuris irgi skirtas vidaus apdailai, jis daugiau mūsų vadinamas toks ekonominis sprendimas, tai daugiau skirtas privačiam sektoriui, kur šiandieną greitai nusipirkau, papildomai apsišildžiau išorinę lauko sieną, būtent su standartiniu vieno storio, tai yra 3 cm izoliacinių sluoksnių plus gipsas. Taip pat sprendimai naudojami ir grindims. Tai vėl mes turime tos pačius 3 gaminius, tai yra fenolio, PIR ir vakuuminių panelių sprendimus. Jeigu mes kalbame apie fenolį, jisai naudojamas grindims, bet dedamas ant betono. Pagrindinė viena iš taisyklių, fenolis negali būti naudojamas tiesiai ant grunto arba turėti sąlytį su gruntu. Tai tiesiog, kaip ir minėjom, jisai praleidžia
drėgmę pro save ir tiesioginis sąlytis su gruntu gali įtakoti tai, kad jisai prigers į save drėgmės. Todėl jis dažniausiai naudojamas ant betono ir užliejamas taip pat betono arba plytelėmis. Kai mes kalbame apie PIR gaminį, mes jau galime naudoti jį tiesiai ant grunto. Taip pat įvairiuose baseinuose, saunose, vonios kambariuose, kur turime perteklinę drėgmę. Čia mes nebijome, tai konkrečiai PIRas gaunasi kaip drėgmės barjeras. Yra šalių, imkime tą pačią Skandinaviją, Suomiją ir Estiją, naudoja PIR plokštės būtent kaip barjerui nuo rotano dujų. Jeigu žinote, tai yra dujos iš uolienos ir jie būtent rūsiams, pirmiems aukštams naudoja PIR plokštės kaip barjerą nuo rotano dujų. Trečias sprendimas, jau pasikartosiu, ten kalbėjome apie stogus, bet lygiai taip pat ir grindims ir terasams naudojame vakuuminės panelės, dažniausiai vėl renovacijose, ten, kur nėra galimybės mums kastis į gylį, ar ten turime perdangas ir ribotus aukščius, norime išlaikyti tą patį aukštingumo lubų, naudojame itin efektyves vakuuminės panelės, būtent Optimer. Taip pat vienas iš pagrindinių elementų ir dažniausiai panaudojamų, tai būna terasos ir balkonai, tai būtent detalėse matote apvestas kritinės zonas, tai yra zonos, kur konstruktoriai, architektai turi didžiausią galvos skausmą, kokią medžiagą panaudoti, išvengiant aukščio tiltelių arba tų vadinamų laiptelių iš patalpų į lauką. Ir čia taip, sprendimas su vakuuminiam panelėm čia labai gelbsti, dažniausiai jos būna miksuojamos, kai naudojamas 2 cm vakuuminės panelės, o ant viršaus jau užpildomas papildoma varža, užpildoma tą pačią PIR plokštę arba ekstrudinę plokštę, priklausomai nuo sprendimo ir kokiu aukščiu mes galime čia tikėtis. Skaičiavimuose turime keletą projektų ir skaičiuotų, taip pat ir atvirkštiniams arba žaliems stogams. Tai vėl žinome, kad dažniausiai Lietuvoje žaliems stogams tai būdavo XPS vertinamas kaip medžiaga, kuri turi nulinį geriamumą drėgmės, bet tada stogai labai išstorėja. Tai čia taip variantas, kai ekstrudinį galima keisti į vakuuminį, taip ženkliai sumažinant aukštingumą. Aišku, visą laiką reikia atsižvelgti į sluoksniavimą ir papildomas priemonės, nes, kaip ir minėjome, vakuuminių panelių gniuždymo savybės yra 150 kPa. Taip pat iš mūsų yra pagalba kaip ir su nuolydiniais stogais, taip ir su vakuuminių panelių išdėstymu, esant plokštumoms ir jūsų pateiktiems projektams, mes darom pilną išplanavimą, išdėstytą, kiek kokių plokščių reikia, kad maksimaliai užpildyti erdvę, tam, kad jums patiems nesvarstyti, nelaužyti galvos, nes plokštės yra nepjaustomos, nelankstomos ir kitaip nesmulkinamos bei mechaniškai nepažeidžiamos. Tad labai svarbu parinkti tinkamus storius, tinkamus matmenis maksimaliam projektų įgyvendinimui. Ir belieka pas mus pirtis, tai drėgnos patalpos, kuris skirtinai vėl yra gaminys, kuris pats iš savęs priklauso PIR grupėm, PIR elemento grupėm, tiesiog savo matmenimis ir patogumu yra priskiriamas gana saunų arba mažų patalpų įrengimams. Tai būtent saunos satų plokštė vėl
atsparumas temperatūrai iki 100 laipsnių Celsijaus ir pilnas atsparumas drėgmei. Plokštės yra mažesnių matmenų, 60 cm ant 1,20 m. Visas kraštinės yra frezuotas, tad leidžia pilnai sandariai tarpusai įsisandarinti. Ir būtent yra 22 lambdas. Išvardinus šitos visus gaminius ir perėjus pro jų techninės savybės bei charakteristikas, visą laiką norisi paminėti ir papildomą naudą, ką mes iš to papildomai gauname, keičiant vienus sprendimus į kitus sprendimus. Tai būtent vienas iš pagrindinių, tai taip, papildomas naudingas plotas. Mes matome, kad prie skirtingų storių mes gauname vieną tą patį rezultatą. Tai kaip ir minėjom, kuo medžiaga modernesnė arba turinti geresnės šiluminės savybės, tą pačią lambdą, tuo jos ploniau reikia pasiekti vieną tą patį rezultatą. Jeigu mes kalbame ir imame kraštutinumus, tai nuo paprasčiausios vatos iki fenolio pasirinkimo jūsų medžiagos storis gali skirtis nuo 1,5 iki 2 kartų. Taigi visą tai mes galim pavaizduoti ir projektuose, kai turime standartinį užstatymo plotą ir jame norime projektuoti, statyti pastatą. Mes matome, kad ploninant izoliacinę medžiagą mes turime didesnį gyvenamąjį plotą. Ir taip pat visą laiką bandome išreikšti tiek užsakovui, investuotojams ir kitiem parodyti ir tą pačią finansinę naudą. O mums tai reikia įsistatyti vieną ar kitą skaičiuką į lenteles ir mes matome, kad netgi mažiausią kvadratą sutaupius skirtingose vietose mes galime turėti gan ženklę įtaką ir papildomai turto vertei. Jeigu mes kalbame tiesiog apie gyvenamosius privačius namus, gal tai neturi didelės įtakos, bet ne vienas pastatas Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje yra būtent skaičiuotas daugiau kaip administraciniai pastatai miestų centre, kur kiekvienas kvadratas turi aukštą vertę. Ir čia sutaupius, kaip sakant, tuos pačius 10 cm pasirinkant vieną ar kitą izoliacinę medžiagą, mes per visą kvadratūrą galime išlošti ne vieną kvadratą papildomų ploto tam pačiam prabangiam pastatui, kas jo išraiška susidaro ne viena dešimtis, o kartais netgi ne 100 000 eurų, kur šitas pavyzdys iliustruoja, kad išlošti 90 kvadratų gali siekti nuo 200 ir daugiau tūkstančių eurų vertės pačiam pastatui. Vis dažniau ir gan smarkiai yra paplitę sprendimai renovacijose. Ir čia mes turime daug projektų, kai renovuojami balkonai, renovuojamos ložijos ir vietoj standartinių sprendimų, populiarių sprendimų kaip putploščiai yra pereinama prie fenolio putų plokščių, taip išlošiant papildomus centimetrus ir tai nedidelio ploto. Tai taip, jeigu mes kalbame apie tai, kad sprendimą darote jūs, architektas, užsakovas, konstruktorius, tai tikrai įžvelgiama nauda. Taip pat renovacijose dažnai pastebime tą patį palyginimą, kad prie to pačio storio mes turime skirtingas vertės. Tai būtent, jeigu mes kalbame apie vatą, putplasčius, prie to pačio storio mes turime skirtingas būtent U vertės toj vietoj. Tai renovacijose dažnai būna, kai keičiamos vienas izoliacinės medžiagos į kitas izoliacinės medžiagas, mes neišlendant iš užstatymo ribų galime ženkliai pakelti energetinį efektyvumą. Vienas iš pagrindinių ir dažnai akcentuojamų akcentų Europos parodose tai būtent yra natūralios šviesos stygius naujiems pastatams.
einant prie būtent sandarių pastatų, prie pasyvių pastatų. Noras yra išlaikyti būtent natūralios šviesos koeficientą ir čia atliekame ir daug mokslinių tyrimų, kad būtent šviesa daro labai didelį poveikį mūsų gerbūviui. Tad efektyvesnės apšildymo medžiagos, plonesnių sienų konstrukcijos, tie patys siauresni angokraščiai duoda daugiau saulės šviesos, natūralios šviesos į mūsų patalpas. Tai užtikrina didesnį komfortą, bei inžinierinė prasme mažiau dirbtino apšvietimo reikia vieną ar kitą projektą įgyvendinti. Tai tiek pabandžiau greitai per tą valandėlę supažindinti su modernių izoliacinių medžiagų gama šiai dienai ir jų sprendimais. Tad jeigu bus klausimų, noriu padiskutuoti detaliau, visą laiką galite kreiptis tiesiai į mane, į mano kolegas. Ir čia vienaip ar kitaip pasistengsim jums pagelbėti, atsakant į visus klausimus bei randant bendrus sprendimus. Tad ačiū Jums labai už laiką ir dėmesį. Toliau lauksiu. Mariau, nepabėkit dar. Super, ačiū už pranešimą. Ir matau, kad klausimų yra mūsų čate. Ar jūs apžiūrėjote juos? Tuo minutėlę. Jūs gal permėsit greituoju būdu, ar paskaityt man juos? Taip, bandau skaityti. Rokas klausia, kaip sekasi dirbti su naujaisiais IS infostatybos pakeitimais. Gal Rokas galėtų patikslinti, ką reiškia tie IS pakeitimai ir ką konkrečiai turėjo, nes bendradarbiavom nuolatos, gal galėtų tiesiog įvardinti, akcentuoti, apie kokius pakeitimus ir link ko dirbom. Nes, tarkim, vieni iš paskutiniųjų, tai buvo jau 5 metai kovojama dėl vėdinamų fasadų sistemų konstrukcijų ir ten buvo įtako, daugiausia klausimų buvo ne tik mums, bet visiems fasadinių elementų gamintojams. Tai būtent dėl vieningos vėdinimo sistemos reikalavimų, ko reikalavo aplinkos ministerija. Tai kas liečia izoliacinių medžiagų, kiek žinau, šiais metais buvo išleistas papildymas, jeigu neklystu vasario mėnesį, kad į bendras vėdinamų konstrukcijų sistemas nėra traukiama izoliacinė medžiaga. Tai reiškia daugiau taikomas sisteminingumas karkaso elementams ir jų sudedamosiams dalims, bei apdailos elementams ir jų visoms sudedamosiams dalims. O izoliacinės medžiagos yra atskirtos parinkti būtent konstruktoriams, architektams pagal šiluminės savybės bei priešgaisrinius reikalavimus. Tad nežinau, ar į tą klausimą Rokui atsakiau, bet jeigu yra daugiau klausimų ir galėtų Rokas patikslinti, tai visą laiką gali kreiptis tiesiai į mane, bandysiu kažką daugiau atsakyti. Klausimėlis dar yra iš Donato. Kokio storio yra šios plokštės? Kaip ir rodžiau skaidrėje, storis yra nuo 2 iki 5 cm ir kaina labai priklauso nuo pačio projekto matmenų, bet grubiai tam, kad jums įsivaizduoti, 2 cm storio vakuuminės plokštė vidutiniškai gali kainuoti apie 150–180 eurų už kvadratą. Tai nėra pigios plokštės, bet jos dažnai mums pagelbėja vienose ir kitose sprendimuose. Ar EPDM danga tinka ir nereikia vėdinamų kaminėlių? Taip, dirbame, bendradarbiavame su Firestone, tą pačią EPDM dangos platintojais. Ir ne vienas projektas yra įgyvendinamas ir čia jie jau turi sprendimus, kai EPDM dangą klijuoja tiesiai ant pyro, naudojant papildomų sluoksnių ir tikrai nereikia ten vėdinamų kaminėlių tai vietoj. Tad pilnai yra sprendimai su EPDM dangomis taip pat.
Kiek matau, lyg tai atsakiau visus klausimus, nebent kažko nematau. Turbūt atsakėte į klausimus visus, taip, dar matau besijungiančių žmonių. Galimai jie jungiasi į naują jau. Jo. Žodžiu, gerai. Ačiū, Mariau, už pranešimą. Ačiū Jums visiems ir geros likusios valandos su naujovėm. Iki greitų susimatymų. Dėkui Jums. Viso. Taip, tai mes turbūt be pertraukos judam toliau į priekį. Turime antrą pranešėją. Ar Giedrius girdimus? Taip, Jūs girdžiu puikiai. Tai gal tada, kaip ir tarėmės, nedarome pertraukėlės ir tada judame į priekį, ar ne? Taip, judame į priekį. Tai mes turime tada Gelan atstovam, pristatysiu Marių Mastavičių ir tada Giedrių Mastavičių ir tada judame į priekį. Taip, gerai. Sveiki. Tikiuosi mano prezentaciją matote. Matome labai gerai viskas. Puiku. Tai esu Giedrius Mastavičius iš įmonės Gelan. Kadangi šiandieną pagrindinė seminaro tema yra optimalių konstrukcijų parinkimas, atsižvelgiant į architektūrinės išraiškos priemonės, šiandien mano prezentacija taip pat šiek tiek daugiau apie architektūrą ir noriu pasakyti, kad langų ir durų konstrukcijos tai yra svarbi pastato architektūrinio sprendimo dalis. Taigi šioje prezentacijoje norėsiu parodyti ir pagrįsti savo argumentus, kodėl aš taip sakau. Taigi daugelis tikriausiai žinote Gelan ir Gelan pagrindinis mūsų šūkis yra sisteminė inovacija. Ką tai reiškia, parodysiu trumpą filmuką apie tai, kurioje ir pamatysite, kuogi užsiima Gelanas, kokios mūsų yra pagrindinės rytis ir ką mes iš tikrųjų veikiame. Taigi Gelan tai yra, kaip ir minėjau, sisteminė inovacija. Ką tai reiškia? Reiškia, kad mes kartu ieškome sprendimų nuo pačios pradžios, tai yra nuo vizijos, nuo pačio profilio kūrimo. Mes darome bandomosius profilius, bandomasias sistemas, mes juos nagrinėjame, mes juos tikriname, bandome, sprendžiame, iki kol atsiranda pačios sistemos. Vėliau mes dirbame konsultacijų srityje, kur dirbame su statybininkais, architektais. Ir ištyrę, paruošę tą sistemą jau gamybai, patys savo koncerne turim įrankių gamybą, kur ir paruošiame, pagaminame patį įrankį, su kuriuo vėliau yra ir liejamas PVC profilis. Įrankis yra tobulinamas, tikrinamas, kai jau yra patvirtinama, kad tai yra viskas, mes turime galutinį produktą, jau paruoštas įrankis pakliūva į profilių gamybą, kurioje ir vyksta pagrindiniai ciklai. Taigi yra ekstruzijos linijos, yra perdirbimo linijos ir čia vyksta patys įdomiausi ir pagrindiniai dalykai. Kaip matote čionai, čia vyksta profilių perdirbimas, o čia jau yra ekstruzijos linijos, kur gimsta pats PVC profilis. Taigi, turėdami jau savo paruoštą įrankį, jis yra montuojamas į pačią liniją ir prasideda PVC profilių gamyba. Visur vykdoma išsami ir sisteminga kontrolė. Kas tam tikrą laiko tarpą profiliai yra tikrinami, jie nešami į specialias kokybės stotis, kaip mes vadiname, ir kiekvienas parametras jos yra patikrinamas. Toliau profiliai yra pakuojami ir patenka į mūsų logistikos sandėlį. Čia galite pamatyti, kaip yra laminuojamas PVC profilis, kaip jam yra suteikiama spalva, tai vienas iš Gelan sprendimų. Taigi Gelan tai yra tarptautinis koncernas, jų atstovai ir gamybos yra skirtingose pasaulio šalyse, kaip pavyzdžiui mūsų kaimynai rumūnai, lenkai, kroatai, Šveicarijoje ir mūsų pagrindinė bazė yra Vokietijoje.
Čia matote filmukę, tai yra didelis, milžiniškas sandėlis, kuriame dirba ir užsakymus surinkinėja robotas. Jis pilnai pakeitė iki šiol vykusį procesą, kai užsakymus rinktinių surinkinėjo žmonės. Jie turėjo surasti, kur yra profilis, jį paimti, jį sudėti, supakuoti ir paruošti į logistiką. Dabar visą tai atlieka, pilnai visą šitą darbą atlieka robotas. Taigi, mes pagaminame profilį, mūsų partneriai langų gamintojai iš profilio jau pagamina langus ir galutinis užsakovas jau džiaugiasi turimų galutinių produktų. Kalbant konkrečiai apie Gelam Baltic, tai gamykla, viena iš nedaugelio gamyklų Gelam, tai yra vienintelė Pabaltijos šalyse gamykla, kurioje yra gaminamas PVC profilis. Kaip matote, mes aptarnaujame į pačias įvairiausias rinkas, nors ir mes save vadiname inovacijų tiltų į šiaurės regioną, bet be Skandinavijos ryties mes taip pat dirbame ir Ukrainoje, dirbame Azerbaidžiane, dirbame Uzbekistane. Visiškai nauja sritis, visiškai nauja rinka, tai yra Jungtinės Amerikos valstijos. Tai tik parodo, kad Gelam profilis teisingai jį parinkus ir pritaikius tam reikalingas žinias, jisai kuo puikiausiai atitinka ir galima naudoti įvairiausiose srityse ir įvairiausiose rinkose. Gelamui, žinoma, labai svarbu yra tvarumas. Mes vadovaujamės principu tausoti išteklius ir dirbti ekologiškai švariai. Šiuo požiūriu ir laikomės visose įmonės veiklos srityse. Mes įsipareigoję naudoti išteklius, tausojančias medžiagas, iš kurių vėliau gaminame produktus ir kūrėme procesus. Taigi, dar trumpas filmukas apie tvarumą, ką mes veikiame ir ką mes jau atliekame šioje srityje. Taigi, tvarumas, kaip ir minėjau, tai yra labai svarbi Gelam sritis. O pagrindinis klausimas, kuriame mes dirbame, tai yra PVC langų perdirbimas atliekų. Mes turime ir esame įsitikinę, kad visus PVC gaminius mes galime perdirbti. Tai reiškia, kad senus gaminius mes turime specialią liniją, jie yra malami, toliau jie yra šitų detalės dalelytės, jos yra išrūšiuojamos pagal medžiagiškumą, spalvą, PVC. Toliau medžiaga yra granuliuojama ir vėlgi jį antrą kartą vėl granuliuojama naujo PVC profilių gamyboje. Taigi, priklausomai nuo profilių sistemos, recyklingo arba perdirbtos žaliavos kiekis yra labai skirtingas. Yra profilių sistemų, kuriuose net iki 60% yra perdirbto arba taip vadinamo recyklingo PVC profilio. Jis savo kokybę nei kiek nesiskiria nuo pirminio gaminio, pirminio liejimo pačio gaminio. Kalbant dar šiek tiek apie tvarumą, tai Gelam PVC savo gamyboje naudoja uždarą gamybos ciklą, kuris yra sudarytas iš 2 žiedų sujungtų į bendrą ciklą. Pirmas žiedas dešinėje tai yra atliekų perdirbimas, kurios susidaro gaminant patį PVC profilį. Pagal technologiją, kai yra paleidžiamas ekstruzijos įrenginys, iki kol yra pasiekiamas teigiamas rezultatas, kokybiškas profilis, mes turime tam tikrą kiekį atliekų. Bet šitos atliekos niekur nebedingsta, niekur neišvažiuoja iš mūsų teritorijos. Jos iš karto yra malomos, jos vėlgi yra rūšiuojamos pagal medžiagiškumą, granuliuojamos ir iš karto jos vėlgi pakliūva į PVC profilių pačią gamybą. Žiedas kairėje reiškia, tai yra kaip mes dirbame jau jūsų pagamintų pačių PVC profilių. Jau pagamintas PVC profilius pakliūna pas mūsų partnerius, langų gamintojus, kurie jau gamina pačius gaminius, langus, duris, fasadus ir taip toliau. Gamybos metu susidariusios atliekos iš karto vėlgi pakliūva į perdirbimą. Pagaminti gaminiai, jau galutiniai gaminiai, jie yra sumontuojami ir jie, žinoma, tarnauja ilgą laiką.
Vidutiniškai vieno lango tarnavimo ciklas yra apie 15 metų. Tai reiškia, kad po 15 metų atsiranda naujos technologijos, atsiranda energetiškai efektyvesni langai, mes keičiame tą senąjį langą, bet jokių būdų mes jo niekur neišmetame. Tas senas langas pakliūva vėlgi į perdirbimą, mes ir vėl tas pats žiedas, ką mes turime dešinėje pusėje. Jis yra sumalamas, išrūšiuojamas, sugranuliuojamas ir vėlgi dar kartą naudojamas PVC profilio gamyboje. PVC profilis turi 7 gyvavimo ciklų. Taigi nesunku paskaičiuoti, jeigu vidutiniškai langas tarnauja 15-20 metų, 7 gyvavimo ciklai be papildomų priedų, tai mes jau matome, kiek tą pačią PVC medžiagą mes galime perdirbti ir dar kartą naudoti PVC profilių gamybai. Po paskutinio ciklo tai nereiškia, kad mes kažkur ją turėsim išmesti, sudeginti ar kažką dar papildomai daryti. Tiesiog ruošiant mišinį mes turėsime pridėti papildomų medžiagų, kad vėl tas PVC vėl galėtų būti naudojama. Taigi, kadangi dirbame mes tokiu ciklu, tai mes drąsiai galime teigti, kad plastikiniai langai yra tvarus pasirinkimas dėl to, kad jis taupo gamtos išteklius. PVC profiliai yra patvarūs, ilgaamžiai ir nereikalauja kažkokios papildomos specializuotos priežiūros. Dėl geros šilumos izoliacijos taupome energiją, o pasibaigus naudingo tarnavimo laikotarpiui visi seni langai 100% yra perdirbami. Turime tai patvirtinančius dokumentus, tai yra EPD deklaracijos, kurios parodo būtent mūsų tvarumą, kaip mes dirbame, kokiame cikle mes esame. Ir visiška naujiena, visiškai neseniai mūsų gamykla Vokietijoje, Gelan Fenster System, taip pat sertifikavosi ir gavo sertifikatą ISCS Plus sertifikatą, kuris reiškia, kad mes savo gamyboje, būtent toje gamykloje, sumažiname CO2 emisiją iki 25%. Čia mes jau kalbame apie bio arba ekoplastiką. Kas tai iš tikrųjų yra? Paprastai tariant, tai jūs daugelis žinote, kad PVC medžiagoje yra nemažai naftos medžiagų, kurios yra išgaunamos iš naftos. Kalbant apie bioplastiką arba ekoplastiką, naftos medžiagos yra pakeičiamais augaliniais aliejais ir taip gaunama ekologiška medžiaga arba ekologiškas plastikas. Tai nereiškia, kad atsiras kažkokia nauja sistema, kuri bus eko-PVC profilių sistema. Tai yra ekoplastikas, tai reiškia, kad mes bet kokią savo turimą sistemą galėsim pagaminti iš PVC, iš bio-PVC, naudojant tą naują PVC medžiagą. Būtent šis sertifikatas ir deklaruoja, kad tai yra labai griežta kontrolė. Mes privalome visiškai atskirti ciklus standartinio plastiko PVC profilių gamybą ir bioplastiko. Tai reiškia, kad vykdoma visiška kontrolė. Jeigu mes turime tam tikrą kiekį medžiagos, bio-PVC, tai reiškia, iš to kiekio mes būtent galime pagaminti tokį kiekį PVC profilio, rėmo, varčios ar statramščio ir vėliau pagaminę gaminius iš šių profilių mes galime deklaruoti, kad tai yra gaminiai pagaminti iš bioplastiko. Kadangi tai yra griežta kontrolė ir griežtas procesas, tai šį sertifikatą mes privalome gauti ne bendrai koncerno vardu vieną, bet mes privalome gauti kiekviena gamykla. Ir kaip ir minėjau, jau šiandien dienai Vokietijoje esanti gamykla jau turi šį sertifikatą ir mes jau šiandien dienai galime pasiūlyti bio-PVC patį profilį arba bio-PVC gaminius. Kitais metais Gelan Baltic gamykla taip pat jau turės pagal planą šį sertifikatą. Tai reiškia, kad išgirdę apie bio-PVC, eko-PVC, tikrai neišsigąskite, tai jau yra sprendimas, tai yra apie Gelan ir mes pasiruošę šito klausimo padėti, pagelbėti ir surasti sprendimus.
Taigi, grįžtant prie pagrindinės temos, dar kartą galiu pasakyti, kad Gelan langai tinka įvairiai architektūrai. Ir nėra tikriausiai geresnio varianto, kad tai parodyti arba įrodyti, kaip parodyti visą eilę projektų, skirtingų projektų, realių projektų, kuriuose ir yra panaudoti Gelan langai. Taigi, pradėjus pirmas projektas, tai yra Kolivingo projektas Vilniuje. Čia yra panaudoti langai S9000. Sekantis projektas arba projektai, tai yra aukštuminiai gyvenamieji namai. Konkretus projektas, Skylum projektas. Čia taip pat yra sumontuoti S9000 PVC profilio langai. Dar vienas projektas, Urban Hub verslo miestelis Kaune. Čiagi vėlgi matome, kaip galima panaudoti skirtingas sistemas tame pačiame objekte. Kaip matote, pirmame aukšte yra didelės vitrinos, pirmas aukštas ir frontonas. Tai yra didelį gabaritų gaminiai, kur yra panaudota aliuminio fasadinės sistemos. Antras aukštas visuose pastatuose antrame aukšte yra panaudoti Gelan linear langai, kurie puikiai įsikomponuoja į bendrą kompoziciją ir puikiai atitinka iškeltos architektūrinius reikalavimus. Naujas namų kvartalas Arevingis, čia taip pat yra S9000 PVC profilių langai, spalvinis sprendimas Acryl Color, apie kurį šiek tiek vėliau aš jums taip pat papasakosiu. Gyvenamųjų namų kompleksas, naujasis Skansenas, vėlgi S9000 PVC profilis, gyvenamųjų namų kompleksas Vyšnios, įdomesnis projektas buvusios sanatorijos Nemunas renovacija Druskininkuose, vėlgi tam tikras gaminių miksas, dideli fasadai, aliuminės fasadinės sistemos. Visi gaminiai, visi stiklo gaminiai yra iš Gelan S9000 PVC profilių sistemos. Ne tik tai gyvenamieji pastatai, bet ir viešieji pastatai, lazerių komponentų gamykla Vilniuje. Dar vienas Kolivingo projektas, daugiabučių namų kvartalas, Raitininkų sodai. Vienas iš mūsų senesniųjų projektų, tai yra Santariškių klinika. Ja noriu parodyti kaip, kad langų ilgamžiškumo pavyzdį, nors ir tai yra intensyvi bordo ryški spalva. Spalvinis sprendimas visiškai nenukentėjo, jis išliko toksai pats ir išlaikė langai pakankamai gerus energetinius ir šiluminius reikalavimus. Pirmieji A+ klasės daugiabučiai ir kotedžai iš senesniųjų. Dar vienas įdomus, visiškai skirtingas nuo prieš tai parodžių buvusių objektų, tai yra Panaros reabilitacijos centras. Tai pirmasis A++ klasės pastatas Lietuvoje, kuris vėliau buvo ir sertifikuotas į pasyvųjį pastatą. Pirmasis BREEAM sertifikatą gavęs viešbutis Baltijos šalyse, tai yra Ibis viešbutis Vilniuje. Dar šiek tiek iš daugiabučių kompleksų. Jie turi, žinoma, ir savų panašumų, bet, žinoma, turi ir pakankamai skirtumų. Dar viešieji pastatai, ta pati lazerių gamykla, Gabijos progimnazija Vilniuje, Vytautas Mineral Spa Birštone, vėlgi skirtingos architektūros, skirtingi pastatai. Kauno rajono policijos komisariatas, čia taip pat yra sumontuoti S9000 PVC sistemos langai. Šiek tiek keli objektai iš užsienio, tai yra Koliving gyvenamasis pastatas Olandijoje. Kaip matote, visiškai skirtingas, nei kad mes prieš tai matėme. Gyvenamasis namas Vokietijoje, kuriame yra panaudoti langai iš Gelan kubus PVC profilio. Privatus namas Ispanijoje ir grįžtant vėlgi į Lietuvą, iš įdomesnių projektų tai namas Alytuje, gyvenamasis namas Kaune. Šioje skaidrėje matome, kad ne tik tai paprasti ir standartiniai langai iš PVC yra įmanomi. Mes galime pagaminti tikrai įdomius ir išskirtinius projektus.
ir dar porą projektų Kroatijoje ir daugiau dar gyvenamasis namas Olandijoje, kurioje taip pat yra panaudotas tam tikras miksas, kaip mes vadiname, tai yra ir Gelan kubus langai, ir S9000, stumdomos sistemos, visa, ką turėjome geriausia, buvo pritaikyta būtent šiame objekte. Taigi trumpai prabėgsiu apie sprendimus, kurie būtent ir leidžia mums Gelan gaminius pritaikyti pagal architektūros stilių tam tikriems pastatams. Taigi pagal šiandieninės tendencijas tai vyrauja tendencija, kad kuo mažiau pačio profilio, kuo daugiau turėtume stiklo ir žinoma, kuo daugiau šviesos. Kaip geriausias to įrodymas, tai yra Gelan kubus profilis ir mes matome šioje skaidryje, kaip atrodytų tradiciniai langai ir viršuje mes matome, kaip atrodo Gelan kubus sumontuoti langai. Sutiksite, kad skirtumas yra tikrai žymus. O tai pavyksta pasiekti dėl specialios konstrukcijos Gelan kubus profilio, dėl ko mes galime jį montuoti trim būdais, arba standartiniu, arba praktiškai visą rėmą paslėpti po šiltinamąją medžiagą. Ir dėl to netgi ir fasade yra sumodeliuota, kaip skiriasi 3 skirtingi montavimo būdai ir kaip jie stipriai keičia galutinį vaizdą pačiame fasade. Gelan kubus, manau, kad daugelis žinote, tai išskirtinė sistema, pavadinimas iš kubus, tai kad mes turime visus elementus, rėmas, suvalčia, statramstis, turime visur po 100 mm, profilio gilis taip pat yra 100 mm, dėl ko pavyksta išgauti eleganciją, pavyksta išgauti modernius, šiuolaikiškus ir gražius langus. Dar viena tendencija, kuri stipriai įtakoja architektūrą, tai yra kampuotos formos. Čiagi Gelan vėl turi visą eilę sprendimų. Tai pirmas variantas tai būtų Gelan kubus profilis, kuris jau iš savęs tiek iš išorės, tiek iš vidaus turi kampuotas linijas, yra pašalinami visiškai užapalinimai. Dešinėje mes matome sprendimą, kai yra PVC profilis kaustytas aliuminio dangteliais. Taip teisingai, aš neapsirikau, kaip ir medis, taip ir PVC profilis gali būti kaustytas aliuminio ir žinoma, aliuminio dangteliai milteliniu būdu gali būti nudažyti reikalinga jums spalva. Dar visiškai neseniai, tik tai pernai atsirado dar viena nauja PVC profilių sistema, kuri yra pavadinta Gelan Linear. Sistema atitinka aukščiausius keliamus reikalavimus tiek pačiam profiliui, tiek gaminiams reikalingams šiuolaikiškiams pastatams, nors jo montavimo plotis tik tai 74 mm. Tačiau, kaip matote skaidryje, tai sistema orientuota į dizainą. Todėl kalbant apie Gelan Linear, norėčiau išskirti 4 aspektus. Tai pirmiausia, tai yra modernus dizainas, funkcionalumas, universalumas ir efektyvumas. Kalbant apie dizainą, iš karto matote skaidrėje, tai yra visiškai nėra jokio apvalinimų, kampuotos formos, modernus profilis, siauras matomas rėmo plotis suteikia daugiau šviesos per maksimalų stiklo plotą lange. Funkcionalumas, tai jau čia yra integruota 3 sandarinimo tarpinė, kuri leidžia pasiekti aukščiausią funkcionalumą ir geriausias šiluminės savybės. Tai reiškia, nors mūsų profilio sistema yra 74 mm plus rinkos segmentą, per novatorišką sistemos dizainą mes atitinkame esamus ir būsimus rinkos reikalavimus. Universalumas. Dėl 74 mm konstrukcijos montavimo gylio šią profilio sistemą galima derinti jau su esamomis Gelan PVC profilio sistemomis. Tai reiškia, kad mums nereikia gaminti papildomus profilius, tokius kaip praplatinimai, jungtys, standumo briaunos ar kažkokie kiti papildomi elementai, kas leidžia mums iš karto sutaupyti ir pasiūlyti šią langus iš šios PVC profilio sistemos ypatingai gera kaina. Ir žinoma, efektyvumas. Gelan Linear profilio sistema
Tai yra pilnai sukurta išvystyta sistema. Tai yra ir langai, mes galime pagaminti ir langus, ir terasinės duris, balkoninės duris, lauko duris, stumdomas sistemas. Tai yra mes visą savo pastatą, visam savo pastatui galime pagaminti konstrukcijas iš vieno Gelan Linear pačio profilio. Taip pat vėlgi žiūrime tas tendencijas, kad kuo mažiau būtų profilio pačiame gaminyje. Taigi mums su Gelan Lumax profilių kombinacija, Gelan Linear Lumax, pavyko pasiekti itin siaurą, tik tai 102 mm rėmo suvarčia matomą dalį. Visiškai dėl to nenukentėjo statika. Tai reiškia, kad mes tokios komplektacijos profilius galima naudoti gamybai balkoninių durų konstrukcijų. Ir turime tokį sprendimą, kai yra 2 dalių langas su 2 atidaromomis varčiomis, atidarius abi varčias, per vidurį mes visiškai nebeturime jokio profilio. Tai sistema vadinasi su judamuoju statramsčiu. Tai vėlgi mums pavyko išgauti praktiškai vienodus matmenis. Tai yra šonuose mes turim rėmas plus varčia po 102 mm, per centrą mes turime tą patį 100 mm. Vėlgi yra gražu, modernu ir šiuolaikiška. Kaip tai atrodo gyvai, kokie yra skirtumai, vėlgi galima pamatyti šioje skaidrėje. Kairėje pusėje mes turime standartinę Gelan Lumax PVC profilių sistemą, dešinėje pusėje mes turime Gelan Linear Lumax liniją, kurioje, kaip ir prieš tai matėme skaidrėje, rėmas plus varčia yra tik tai 102 mm. Vėlgi, toliau kalbant apie architektūrą, negalime nekalbėti apie spalvotus paviršius ir apie spalvas. Taigi, šiuolaikinių paviršiaus padengimo spalva technologijų dėka langus ir duris lengvai galime priderinti prie įvairiausių architektūrinių pastato dizaino sprendimų. Kaip ir žinote, galbūt Gelan turi kelis variantus, kelis spalvinius sprendimus, kuriuos mes galime pasiūlyti savo klientams arba tiesiogiai užsakovams. Tai gali būti balti, nelaminuoti arba tiesiog PVC paviršiaus PVC profiliai. Gali būti viena pusė išorinė Gelan Acryl Color, vidinė pusė gali būti balta arba laminuota. Gali būti viena arba abi pusės laminuotos ir žinoma spalvų įvairovė tikrai yra didelė, kurią mes galime pasiūlyti. Dar vienas sprendimas, kuris nėra labai populiarus mūsų rinkoje, apie kurį jau šiek tiek ir užsiminiau, tai yra aliuminio andeklai arba paprasčiau tariant PVC profilio kaustymas aliuminiu. Visos Gelan PVC profilių sistemos, pradedant nuo S8000 baigiant Gelan kubus, turi aliuminio andeklus, kurie yra dažomi milteliniu būdu, reikalinga jums sistema. Kaip ir sakiau, mūsų rinkoje tai nėra labai populiarus produktas, bet Beneliukso šalyse, Šveicarija, Vokietija, Austrija, šis sprendimas tikrai yra populiarus ir labai dažnai naudojamas. Dar tai būtų puikus variantas, jeigu mes bandome išgaudyti medžiagiškumą. Sakykime, kaip ir mes matėme prieš tai objektuose, pirmame aukšte darome aliuminius profilius ir antrame aukšte nenorime, kad būtų ne aliuminis, bet tokiu būdu mes galime gaminti PVC langus, kaustytus aliuminio ir iš išorės mes turėsime visiškai identišką ir tą patį medžiagiškumą. Niekada savo objektuose nesutikite, kad užsakovas ar gamintojas jums siūlytų PVC profilį dažytą. Mano žiniomis, nei vienas PVC profilių gamintojas, ar tai būtų Gelanas, ar tai kitas žinomas gamintojas, neturi technologijos, pagal kurią PVC profilis galėtų būti dažytas. Kad ir kaip išgirtų šią sistemą technologiją, kad tai yra speciali technologija, specialūs dažai ar taip toliau, vienaip ar kitaip, anksčiau ar vėliau, objektuose susidursime su panašiomis problemomis, kokias jūs matote šiuose skaidrėse. Suprantu, kad su plėvelėmis arba su laminatais labai dažnai nepavyksta
surasti ir gauti reikalingų spalvų. Mes dirbome ties tuo klausimu, mes atnaujiname ir vis kuo daugiau plėvelių turime savo spalvininkę, bet kad nereikėtų ieškoti sprendinių ir dažyti, susitaikyti su situacija ir tiesiog dažyti, nes reikia tokios geltonos spalvos, mes turėtume kalbėti apie Gelan Acryl Color spalvinį paviršių. Kas tai yra? Tai yra aukštos kokybės, tai yra technologija, kurioje aukštos kokybės organinis stiklas arba plexiglas medžiaga yra suliejama į bendrą masę, bendrą monolitą su PVC paviršiumi ir taip mes gauname spalvotą langų durų profilio paviršių, kuris yra neblunkantis, ilgaamžis, tvirtas ir taip toliau, kurios jų savybės parodysiu ir vėliau. Taigi, Gelan Acryl Color, kaip ir minėjau, pagal technologiją, jis yra suliejamas į bendrą lydinį ir jisai neatsiskiria, nešerpetoje arba dar kažkaip tai nepažeidžiamas yra gaunamas ypatingai tvirtas PVC ir akrilinio stiklo junginys, kuris idealiai tinka langų išoriniai pusiai, veikiamai skirtingoms oro sąlygoms. Dėl to, pagal technologiją Gelan Acryl Color paviršius gali būti tik tai iš išorės. Skirtingos veikiamos oro sąlygos, kaip ir mes prieš tai matėme skaidrėje, kokiose rinkose mes dirbame. Gelan Acryl Color paviršius yra bandomas realiomis sąlygomis skirtingose regionuose. Pavyzdžiui, Amerikoje yra bandymo laboratorija, kurie bandomas akrilo paviršius Amerikos sąlygomis, karštose zonose, šaltose zonose. Skandinavijoje yra Pietų Kaulo Respublikoje, yra įvairiose rinkose, įvairiose sąlygose PVC ir Acryl Color paviršius yra išbandomas. Ir taip yra gaunama aukščiausios kokybės standartas. Jeigu pasižiūrėtumėt skaidrės dešinėje pusėje, čia yra vaizdas per mikroskopą. Po 10 metų intensyvaus naudojimo lango, kažkur tai gatvėje, kur yra daug dulkių, dūmų ir taip toliau. Čia mes matome, kairėje pusėje mes matome Acryl Color paviršių, dešinėje pusėje mes matome standartinio PVC paviršiaus vaizdą. Per 10 metų, kaip matome, PVC paviršiuje atsiranda mikroįtrūkimai, į kuriuos pakliūva dūmai, purvas. Profilis tampa, esu įsitikinęs, kad daugelis susidūrėte su to, profilis tampa visiškai matinis, paviršius jo tampa šiurkštus, pakeičia spalvą ir jo nuvalyti praktiškai nebeįmanoma. Acryl Color tai yra visiškai skirtingas variantas. Kaip matome per mikroskopą, nėra jokių įtrūkimų. Jeigu ir atsiranda kažkokie nešvarumai, dūmai arba dar kažkokie kitokie, mes juos pakankamai lengvai galime nuvalyti. PVC ir akrilas idealiai suderinti komponentai, kurie puikiai susilieja junginyje. Ir kaip ir jau minėjau, rezultatas itin kietas ir, kas labai svarbu, vientisas paviršius. Dėl to galima išskirti nenuginčiamus privalumus, kurie pasižymi Gelan Acryl Color. Pirmiausia, tai yra ilgaamžiškas, kaip ir mes žiūrėjome objektuose, būtent Santariškių klinikos, ten yra pirmieji Acryl Color Lietuvos rinkoje pagaminti langai, kurie puikiai tarnauja dar ir šiandieną. Atsparus atmosferos veiksniams, neblunka saulėje. Vėlgi tas pats Santariškių klinikos pavyzdys. Ten jau kai kuriuose vietose langai yra keičiami į energetiškai efektyvesnius ir mes išmontuotus langus buvom atsivežę pas save ir bandėme juos atnaujinti ir žiūrėti, kiek saulė įtakojo, kiek pasikeitė spalva nuo pirminio varianto. Tai
patys šiek tiek nustebome, kad tas skirtumas yra labai ir labai mažas. Lengva priežiūra, pakankamai storas sluoksnis, jis yra žymiai storesnis nei bet koks dažas esanti galimas arba laminatas ir praktiškai visiškai nesibraižo. Jūs pasakysite, kad nėra tokių paviršių, kurių negalima subraižyti. Sutinku, kad įbrėžimai gali atsirasti, bet ką turi dar vieną labai gerą savybę, kad tai yra paviršius, gali būti atnaujinamas. Akrilinis stiklas arba plexiglas tai yra medžiaga, iš kurių šiuolaikinių automobilių žibintai yra gaminami. Taigi, kas atsitinka su žibintais nuo intensyvaus naudojimo? Jie pasidaro matiniai, jie pasidaro neskaidrus. To sprendimas yra šlifavimas. Kaip ir žibintus automobilių, taip ir Gelan Acryl Color mes paviršių galime šlifuoti. Tai gali atlikti, jeigu paviršius nežymiai įbrėžtas, tai netgi gali pats užsakovas su elementaria kempinėlė, nupirkta iš prekybos centro, puodų šveitimui ir plovimui, gali tiesiog nušlifuoti tą paviršių, jį nuvalyti. Jeigu tai būtų jau žinoma gilesnis įbrėžimas, kur jau reikia daugiau pastangų, tuomet jau reikėtų galbūt ir specialisto pagalbos, jau reikėtų su švelniu švitriniu popierium, kaip ir žibintai, sudrėkinti, nušlifuoti paviršių, viską nuvalyti ir dar papildomai, taip vadinamą pastą, tą paviršių nupoliruoti. Ir vėl mes turime gražų, šiuolaikišką ir nepažeistą paviršių. Trumpai apie technologiją, kaip visa tai yra išgaunama, tai yra schema. Pačioje pradžioje tai yra paduodama išlydyta PVC masė, kuri yra paduodama į pagrindinį ekstruderį, arba kitaip tariant įrankį, kurioje ir yra formuojamas PVC profilis. Į tą patį įrankį yra paduodamas akrilinis stiklas. Viskas yra įrankyje, karštos masės yra sulydamos, suformuojamas yra profilis ir jau pačioje pabaigoje įrankio profilis pradedamas vėsinti, visiškai atvėsinamas ir dar praeinama papildoma šlifavimo linija, kas suteikia paviršiui glotnų, lygų ir švelniai matinį paviršių. Ir pačioje pabaigoje mes jau turime PVC profilį, iš išorės Acryl Color spalvinis sprendimas. Visiška kūrybos laisvė. Tai reiškia, kad technologija taikoma gaminant įvairių sistemų ir įvairios geometrijos spalvotos profilius. Ką mums tai duoda? Tai mes galime pagaminti objektuose ir langus, ir duris, stumdomas konstrukcijas, tiek naujai statomiems pastatams, tiek paveldo statinių renovacijai, seniems pastatams ir taip toliau. Visi reikalingi priedai konstrukcijoms, reikalingoms statybose, tokiems kaip praplatinimai, sujungimo profiliai, statinės jungtis, kurios suteikia statiką, visi šitie profiliai taip pat turi Acryl Color spalvos paviršių ir mes galime praktiškai išpildyti bet kokią reikalingą konstrukciją su Gelan Acryl Color spalviniu sprendimu. Ir žinoma harmoningas spalvų derinys. Architektūroje labai didelį vaidmenį vaidina spalvos, spalvų įvairovė ir Gelan yra vienintelis PVC profilių tiekėjas, kuris gali pasiūlyti spalvotus akrilų dengtus profilius su metalo paviršių primenančiais atspalviais, arba kitaip tariant, su metalo efektu, kaip kad mes matome pavyzdį šioje skaidrėje. Kalbant apie pačią įvairovę, tai Gelan turi standartinės spalvas arba standartinį spalvininką, tai yra 9 standartinės spalvos, kurios jau yra paruoštos mūsų sandėlyje, pas mus Lietuvoje arba gali būti Vokietijoje. Tai reiškia, kad profilis visada jau yra pagamintas būtent šių spalvų. Šios spalvos, kaip matote, šios dominuoja pilkos spalvos, dominuoja tamsios spalvos ir bendraujant su dizaineriais, architektais, girdėdavome tokias pastabas, kad tos spalvos ne visiškai išpildo visus norus, todėl mes
tą sistemą, tą liniją praplėtėme ir prie 9 standartinių spalvų dar atsirado 9 nestandartinės spalvos, kurios, kaip matote, yra jau visiškai kitokios, nei kad mes prieš tai matėme standartiniam spalvininke, bet kas yra labai svarbu, kad šios dar 9 spalvos, jos yra už tą pačią standartinių spalvų kainą. Tai reiškia, ar mes renkamės iš prieš tai matytų standartinių 9, plus dar 9 spalvas, mes turime už standartinio PVC profilio kainą. Dar daugiau galiu pasakyti, kad nuo šių metų vidurio mes savo klientams galime pasiūlyti Acryl Color spalvinį sprendimą, jau 18 spalvų, už tą pačią kainą kaip laminuotą standartinį profilį. Čia mes kalbame apie spalvą iš lauko. Žinoma, negalime mes sukontroliuoti ir patikrinti visų mūsų partnerių gamintojų, kurie ruošia komercinius pasiūlymus. Taigi, jeigu kiltų kažkokio tai klausimų ar įtarimų, jūs visada galite kreiptis tiesiai į mus, į Gelan Baltic, tiesiai į mane. Ir mes tikrai surasime sprendimą ir variantą, kad galėtume pasiūlyti Acryl Color iš išorės už standartinio laminato kainą. Taigi turime jau 18 spalvų, bet jeigu mums dar reikalingos dar kitokios spalvos, dar kitokie sprendimai, tai pagal spec užsakymą Gelan gali pagaminti dar daugiau spalvų. Šiandien dienai mes turim virš 50 skirtingų spalvų receptų, tai yra galime virš 50 skirtingų spalvų pagal RAL, galime pagaminti pagal spec užsakymą. Ką reiškia spec užsakymas? Spec užsakymas tai pagal technologiją mes galime pagaminti minimalų tam tikrą kiekį PVC profilio. Taigi, jeigu mums bus reikalingas vienas langas, kad sakykime, kad ir tokios išskirtinės spalvos kaip geltona arba auksinė, tai tas vienas langas, kad jį pagaminti medžiagas tam profiliui, mes turėsime leisti minimalų kiekį profilio. Tai to lango kaina, žinoma, turės ir padengti visus kaštus, visas išlaidas, kad paruošti profilį tam gaminiui. Bet jeigu tai būtų kažkokia tai kotedžų kvartalas, tai būtų daugiabutis namas, kažkokia mokyklos renovacija arba dar kažkoks tai didelis objektas, būtent tas nestandartinės spalvos jau atsistotų arba būtų už tų standartinių medžiagų kainą. Tai yra, tai įtakoja technologija, tai įtakoja kiekis ir didesniam kiekiui mes tas ir nestandartinės spalvas galime pagaminti už standartinių medžiagų kainą. Ir kaip mes juokaujame, turime tokias rinkas kaip Azerbaidžaną, Uzbekistaną, jiems labai patinka langai iš išorės aukso spalvos. Tai mes juokaujame, galime pasiūlinti rinkai auksinius langus. Kaip minėjau, pagal technologiją Acryl Color spalvinis paviršius yra galimas tik tai iš išorės ir tik tai ant balto profilio. Bet vėlgi mes einame pirmyn, ieškome sprendimų, kaip tas problemas taisyti. Ir šiandien dienai savo pagrindiniams spalvoms, o tai yra rinkoje dominuoja tiek pas mus, tiek Europoje, pagrindinės Acryl Color spalvos tai yra 7016, 9005 ir DB703, kaip mes vadinome, su aliuminio drožlėmis. Ir jeigu iš vidaus mums reikalingas antracitas 7016, juodas švarcmatas arba tas pats DB703, mes galime pagaminti PVC profilius ant tamsiai pilko pagrindo. Tai reiškia, mes atidarę patį profilį, nematysime balto profilio pagrindo, nešvies ir neturės, sakykime, bendrai kompozicijai ir bendram vaizdui. Optimizuotos savybės PVC profilio, PVC speciali formuluotė neleidžia tamsiems profiliams įkaisti saulėje, kas yra labai svarbu atsižvelgiant į šiandieninės tendencijas. Klimatas šyla, paviršiai pietinės pusės, profilių spalvos yra tamsios,
profiliai įkaista. Dėl akrilkolor paviršius yra patikrinta ir išbandyta. Lyginant su ta pačia spalva laminuotų profilių, įkaista žymiai mažiau. Tai reiškia, kad akrilkolor profilis kaista mažiau, jo temperatūrinės deformacijos yra mažesnės. Tai reiškia, kad profilis mažiau vaikšto, mažiau turėsim reguliavimų, mažiau turėsim problemų su pačia sistema, kad ir būtų tamsios, intensyvios spalvos, tokios kaip ir, sakykime, 9005 juoda spalva. Ir spalvų įvairovė yra tikrai labai didelė ir tikrai galime daug ką iš to pasiūlyti. Dar vienas realus pavyzdys, tai yra nuotrauka iš parodos. Langas būtent pagamintas ir pritaikytas seniems pastatams. Iš išorės yra akrilkolor spalvinis padengimas, naudojamos papildomi taip vadinami apdailos detalės arba listelės. Ir sutikite, nuostabus, gražus, šiuolaikiškas langas, kuris tiktų tiek naujai statomam pastatui, tiek ir, kaip ir minėjau, ir pačiam pastatui jau senose pastatuose. Jeigu žiūrėt schematiškai, kaip tai yra išpildyta ir kaip tai yra padaryta, S9000 profilių sistema, susiaurintos pačios konstrukcijos, susiaurintos varčios, papildomos listelės ir štai gauname tokį įdomų, modernų ir šiuolaikišką rezultatą. Kalbant apie PVC profilių sistemas, kur mes galime naudoti, būtent kur mes galime pasiūlyti, tai šiandien dienai tai yra S8000 profilių sistema, S9000 ir Kubus profilių sistemos mūsų rinkoje. Nuo kitų metų, nuo 25 metų įvyks tam tikri pakeitimai. S8000, kadangi tai yra daugiau orientuojama į ekonominę klasę sistema, tai akrilkoloras iš jos yra išimamas ir jis yra perkeliamas į Gelan Linear PVC profilių sistemą. Taigi, nuo kitų metų vidurio kažkur jau turėsime 3 pagrindinės energetiškai efektyvias sistemas, kurioms galėsime pasiūlyti Gelan akrilkolor spalvotą paviršių. Kalbant apie stumdomas konstrukcijas, apie stumdomas duris, čiagi taip pat turime jau šiandien S9000 HST arba pakeliamas nustumiamas duris sistemas, kuri jau, kad ir šiandien galime pasiūlyti akrilkolor. Nuo kitų metų vidurio turėtų irgi pasirodyti Gelan Smuvio stumdoma profilių sistema, apie kurią jau aš plačiau apie šitas sistemas papasakosiu kitoje prezentacijoje, kuri bus po 2 mūsų savaičių. Ir dar norėčiau dar kartą priminti, kad jeigu reikalinga paviršius iš išorės akrilkolor, iš vidaus mes, kaip ir minėjau, laminuojame paviršių plėvelėmis. Plėvelių vėlgi pasirinkimas tiekimo programoje tikrai yra labai didelis, tai gali būti ir medžio imitacijos plėvelės, tai gali būti vienspalvės su tekstūra, vienspalvės lygios, vienspalvės matinės ir pavyzdžiui vien antracito RAL 7016 mes turime 4 skirtingas plėveles. Jos spalva yra identiška, tačiau skiriasi pats plėvelės paviršius ir pats profilio paviršius jisai skirsis. Taigi, asortimentas yra atnaujinamas pastoviai, jį galima surasti mūsų puslapyje, atsidarius produkcijoje, jūs galite surasti visą sąrašą, ką gali pasiūlyti Gelan. Arba kitas variantas, rašote laišką man, skambinate man ir jums aš galėsiu atsiųsti visą paletę, tiek galimas spalvas akrilkolor, tiek galimas spalvas iš pačių laminatų, iš pačių plėvelių. Dar toliau kalbant apie architektūrą, dar vienas labai svarbus argumentas, tai yra lauko durų dizainas. Mes visi įpratę matyti taip vadinamas standartinės duris, kai yra išryškintas profilis, varčios profilis, rėmo profilis, taip vadinamas užpildas centre yra stipriai įgilintas
ir turime štai tokias įprastas standartinės duris, kurios labai dažnai užsakovams netinka. Bet kalbant apie lauko durų dizainą, vėlgi, mes keliame pagrindinius klausimus apie modernumą, saugumą, komfortą, nuotolinį valdymą ir žinoma be barjeris judėjimas, kur vėlgi yra vis aktualesnis klausimas ir vis aktualesni sprendimai, kalbant apie šią problemą. Šiandien pakalbėsiu trumpai apie modernumą ir bebarjerį judėjimą. Kalbant apie modernumą, yra sprendimai, kurie leidžia pagaminti visiškai kitokias, nei kad mes esame įpratę matyti rinkoje pas save lauko arba įėjimo duris. Kaip ir šioje skaidrėje, tai yra realios pagamintos durys. Pagrindinė paslaptis, kaip tai pavyko yra padaryti, tai yra būtent užpildas, kurį siūlo jau tam tikros įmonės. Tas užpildas yra įklijuojamas į pačią varčią, tai mes turime kelis iš karto nušaunamas zuikius vienu šūviu. Pirmas tai yra, mes gauname modernų vaizdą, modernės lauko duris. Kitas dalykas, įklijavus užpildą į varčią, tos durys mažiau vaikšto, yra mažesnės temperatūrinės deformacijos, mažiau yra reguliavimų, mažiau problemų su tokiamis durimis. Tie užpildai gali būti įvairūs, kaip kad mes matome šioje skaidrėje, ar čia, tai yra su stiklo ir metalo tam tikra imitacija. Užpildų yra įvairių, išpildymai yra įvairūs, tik tai mums reikia iškelti klausimą, kaip kad poreikio mūsų rinkoje. Gamintojai mūsų yra pasiruošę ir galėtų pagaminti išskirtinės ir kitokias duris, lauko duris, nei kad mes esame iki šiol matę ir turime pas save rinkoje. Dar vienas labai svarbus klausimas, tai yra bebarjeris judėjimas. Gelan turi sprendimą, kuris vadinamas Gelan komforto. Pagrindinė priežastis, ne tik priežastis, bet ir paslaptis, kur tai yra bebarjeris judėjimas, tai yra pačiame slenkstyje. Sandarumas, pats slenkstis yra sumontuotas grindų konstrukcijoje, jis yra lygiai su grindų danga, su grindų paviršiumi ir kaip vyksta sandarumas, užsandarinimas pačių durų. Apačioje varčios yra sumontuotas specialus mechanizmas, kuris uždarius duris nusileidžia ir užsandarina 3 plokštumose ir užtikrina patį lauko durų sandarumą. Kai pristatinėjome šitą produktą ir pas mus rinkoje, labai daug sulaukėme klausimų, o kaipgi mūsų sąlygomis, o kaip čia su sandarumais reikalai, kaip mes galime tą išpildyti ir kaip mes galime padaryti. Taigi, realiai šita išpildyta konstrukcija atrodo štai taip. Tai yra reali konstrukcija, nuotrauka iš parodos, kaip yra viskas sumontuota ir yra viskas padaryta. Tai yra vaizdas iš lauko, kaip visa tai atrodo. Būtinai reikalinga išspręsti vandens nuvedimo klausimą, tai kažkoks tai latakas arba vandens surinkimo sistema, nes jeigu mes to nepadarysime, žinoma, kaupsis vanduo, sniegas ir tas mechanizmas jisai galės tiesiog užšalti. Taip atrodo vaizdas iš vidaus, tai yra visiškai nulinis slenkstis, jokio papildomo paaukštinimo, lygų, gražu, visiškas bebarjeris judėjimas. Kalbant apie pačią kokybę ir ar tikrai išlaikys visus šitos dalykus, tai yra pilnai išbandyta sistema. Tam yra sertifikatas, kuriame mes ir matome, kad vandens nepralaidumo klasė yra netgi 9A, oro neprapūtimo klasė yra 4. Tai reiškia, kad tikrai tai yra rimti iškelti buvo reikalavimai ir šiuos reikalavimus be problemų šis slenkstis praėjo. Ir aš manau, kad jis galėtų būti taip pat aktualus, tinkamas ir mūsų regionas. Tik, kaip minėjau, kiekvienam sprendimui reikalinga šiek tiek žinių, kaip tą sprendimą pritaikyti ir kaip išspręsti ir paruošti tam tikrą mazgą. Kaip ir čia pavyzdžiui, kaip ir minėjome apie lataką, apie vandens nuvedimo sistemą, kad ten
prie durų nesikauptų vanduo, o jis būtų gražiai, kokybiškai nuvedamas kuo toliau. O apie pačius sprendimus, apie pačios PVC profilio galimybės, jų techninės savybės, jau papasakosiu kitoje prezentacijoje, kurią ruošiu jau ir ji bus pristatyta po 2 savaičių. Papasakosiu apie Gelan statybos techninę pagalbą, ką mes siūlome architektams, paslaugos architektams, projektuotojams, klientams, ką mes siūlome, kokius mes sprendimus turime, ką mes galime pasiūlyti, palengvinti ir padaryti. Pristatysiu daugiau inovacijų, technologijų, kurias turi tik tai Gelan. Ir šiai dienai tik tai noriu dar paskutinėme slaide pristatyti mūsų komandą, kuri yra pasiruošusi darbui kartu. Iškilus bet kokiems klausimams susijusiems su langais, durimis, konstrukcijomis, visada galite skambinti, rašyti. Kontaktus daugelis tikiu turite. Jeigu neturite, galite kreiptis į seminaro organizatorių. Aš tikiu, kad jie pasidalins turimais kontaktais ir žinoma Gelan LT puslapyje galite užeiti ir surasti tiesioginius mano kontaktus. Parašyti laišką, skambinti bet kada ir mes su jumis visada susisieksime, aptarsime, pasikalbėsime ir apspręsime jums aktualius klausimus susijusius su langais ir durimis. Taigi, ačiū uždėmesį ir galbūt turite kažkokių klausimų. Ačiū Giedriu už pranešimą. Matau vienas klausimėlis į mūsų chatą. Taip, tuoj mes jį ir pasižiūrime. Dalis. Varža priklauso nuo profilio spalvos. Ne. Varža arba šiluminės savybės langų konstrukcijose mes vertiname ne varžos dydį, o šilumos laidumo koeficiento ir įtakos spalva būtent šilumos laidumo koeficientui neturi. Kaip minėjau, įkaitimas pačio profilio priklausomai nuo spalvos, taip jis yra skirtingas. Jis priklauso nuo medžiagiškumo ir jis, žinoma, priklauso nuo spalvos. Ypač tai aktualu, sakykime, šiais metais buvo, kai turėjome tikrai nemažą laiko tarpą su dideliais karščiais ir kur juodos spalvos, intensyvios spalvos, esu pats matęs paviršių, kuris įkaitęs buvo ir virš 70 laipsnių. Tai pietinė pusė tai žinoma buvo ir jau taip ranką pridėti, laikyti taip visiškai nebepavyko. Todėl aš tiek daug skyriau savo prezentacijoje laiko Acrylcolor paviršiui, nes Acrylcolor paviršius, kad ir pietinėje pusėje, jis įkaista mažiau, kad ir intensyvi spalva būtų. Tai Acrylcoloris tampa vis aktualesnis, vis mūsų jau klimatinėse sąlygose lengviau naudojamas ir nuo problemų, ateities problemų apsaugantis PVC profilių paviršius. Taip, daugiau klausimų mūsų chat'e nebematau. Tai turbūt ačiū už pranešimą Giedriui. Aš įkeliu apklausos formą, nepabėkit dalyviai. Tai dar kartą ačiū visiems. Visada pasiruošęs darbui kartu. Skambinkite, rašykite. Visada ieškosime optimaliausių sprendimų. Ačiū dar kartą uždėmesį ir tikiu susitiksime po 2 savaičių. Taip, matau padėkojimus čia, tikrai klausėsi ir tikrai buvo įdomus pranešimas ir atvėpimai iš klausytojų labai teigiami. Gerai, dėkui Jums, gerą vakarą. Ir dalyviai nepabėkite, aš skelbiu apklausos formą.